Važiuodamas čia truputėlį galvojau pasisakyti šiokią tokią motyvacinę, inspiracinę kalbą. Bet žiūrėdamas į jūs supratau, kad čia motyvacijos netrūksta. Pats faktas, kad sėdite čia gavę diplomą, iš tikrųjų rodo, kad turite labai daug motyvacijos gyvenime. Taigi nusprendžiau šiek tiek nukreipti mano kalbą filosofinę linkme. Ir papasakosiu vieną gyvenimo pamoką, kurią davė man vienas iš labai mano asmeniškai gerbiamų dėstytojų mano studentavimo laikais. Taigi, tai buvo filosofinė paskaita ir vieną gražią dieną jisai atėjęs į paskaitą ištraukė didelį puodą ir padėjo ant stalo, nieko nesakydamas. Po to ištraukė akmenų ir pradėjo dėti akmenis į tą puodą, iki kol puodas buvo pilnas. Ir kai puodas buvo pilnas, jisai paklausė mūsų studentai, čia yra puodas, čia yra akmenys, aš įdėjau šiek tiek akmenų. Pasakykite, ar puodas yra pilnas. Ir mes sakome, žinome visi taip vienu balsu, kaip čia jūs kaip pripildėte. Tada jisai vėlgi nieko nesakydamas paima mažesnių akmenukų, ištraukia iš kažkur tai ir pribarsto tarp tų didelių. Ir pasako tada, ar dabar puodas yra pilnas. Mes jau šiek tiek taip suabejojo, sakome, dabar tai lyg tai jau tikrai turėtų būti pilnas. Ir jisai įsitraukia smėlio. Ir pribarsto smėlio iki pat jau viršaus. Ir klausia tada, ar dabar pilnas. Dabar jau mes visi tylime. Ir tada ištraukia stiklinę vandens. Ir po to jisai tik tai paklausė, sako, va čia mes padarėme vieną įdomų eksperimentą ir pasakykite man, jeigu gyvenimas būtų puodas, kokią išvadą galėtumėm padaryti iš šito mažo eksperimento? Ir keletą mūsų pasakė, tai čia savai neaišku, čia koksai gyvenimas pilnas bebūtų, visada galima įtalpinti daugiau. Tai kai jis sako, žinote, jūs nematote esmės. Esmė yra tame, kad jeigu nesukrausite į tą puodą iš pradžių didelių akmenų, tai didelių akmenų į tą puodą jau niekad neįdėsite. Ir iš tikrųjų, baigius universitetą, jūsų gyvenimas, jūsų karjera atrodo kaip tuščias baltas lapas. Jūs tikriausiai mažai įsivaizduojate, kad po 10 metų ir verslo atstovai tikrai neduos man suklysti. Jūsų lapas atrodys labiau užkimštas negu Vilniaus gatvės piko metu per didžiausią kamštį. Čia yra 1000 neatsakytų elektroninių laiškų, čia yra porą šimtų degančių klausimų, čia yra šitas, čia yra tas ir gyvenimas tikrai užsikimša 3, 4, 5 eilės dalykais. Ir tie, kurie nesugeba atskirti, kas yra iš tikrųjų svarbu ir susidaryti savo pakankamai vietos savo gyvenime, kad įdėti tuos didelis akmenis, tai tiem yra labai labai sunku ir praktiškai neįmanoma padaryti tą vėliau. Taigi, žiūrint į jūs, matau, kad pirmą akmenį, diplomą, jūs įdėjote į savo gyvenimo puodą ir linkiu išminties, iš tikrųjų, turint išminties pasirenkat, kas iš tikrųjų gyvenime yra svarbu, ką reikia pirmiau įkrauti į gyvenimą, tam, kad tik tai likusią dalį užpildyti smėliu, vandeniu, kaip pramogos, materialybės vertinės ir panašiai. Taigi to jums ir linkiu. Ačiū.